Dėmesio perspėjimas. Ši laida paremta tikromis istorijomis, o bet koks faktų ar vardų sutapimas atsitiktinis. Sutikime laidos vedėją Algį. Valio. Labas vakaras, brangūs žiūrovai. Šiandien mes, televizijos žurnalistai, paruošėm jums ypatingą, išskirtinę programą. Atsiprašau, ponas Algirdai, bet jūsgi ne žurnalistas, o šaumenas ir mokate tik kvailioti. Na, šaumenai, kiti psichai, drįstu teikti, kad mes šiandien paruošėm ypatingą, išskirtinę, pritrenkiančią ir juokingą laidą. Nusijuoksiu. Tačiau ar laikas ir vieta eteriui juokauti? Norėčiau paklausti jūsų, gerbiamas Algirdai. Ir norėčiau paklausti jūsų, gerbiamas žiūrovai. Tai ką, jūsų žurnalistų popiežius jums ir pajuokauti neleidžia? Jūs šaumenai tik tai juokitės ir maivotės, o mus mokė jokių kvailysčių, tik tai faktai. Budulis? Budulis? Faktai. Budulis, eikit, padėkit atsikosat Filadelfijui, jis užspringo faktai. Faktai. Au. Negausiek žurnalistam. O dabar kviečiame visus pažiūrėti gyvenimo būdo žurnalą, mano stilius, tai yra tavo stilius, mūsų stilius. O ten išklausytos abi pusės? Oi, dar daugiau, ten išklausytos visos trys pusės. Labas vakaras, gerbiami televizijos žiūrovai. Kiekvienas iš mūsų juk svajoja turėti savo būstą, savo gūžtą ir aptvarkyti jį puikaus dizaino daikteliais. Šią progą skiriama mūsų nauja laidos rubrika Tavo stilius. Šiandieną mes esame svečiuose pas garsią televizijos žvaigždę Boleslavą Ramanauską ir pažvelgti, kaip jis gyvena. Prašome vidų. Labadiena, ar čia gyvena Boleslavas Ramanauskas? Atbėgu. Kur jūs randatės? Kur jūs nieko nėra? Palaukit, minutėlę. Labą dieną. Užeikite vidun. Tik labai atsargiai pas mane yra prikakota. Oi, kaip riebiai. Čia mano šunys, šuniuką turiu, tai prikakoja. Anas mažas yra labai tokio dydžio šunelis, a kakoja kaip suaugęs žmogus labai pyko. Betgi čia katinas. Kur jums čia katinas, turėkit sarmatos, čia šunys yra. Anu vardas yra Liandsbergis, nes labai Liandsbergio nekenčiu. Nu, palauk ant žurnalistų. Gerai, oi, įlipau pačią žodžių. Žiūrėkite čia, pas manęs dailiai. Va čia randasi mano mėgamasis, prašom užeiti čia nais, neparpulkit. Aš čia miegu. Fantastika, fantastinis dizainas, fantastinis interjeras. Tai kur jūs čia taip ir gulat? Aš va taip ir atsigulu, parodysiu jums dabar. Va imu ir atsigulu ir miegu čia. Tai va. Jūs galite irgi pamiegoti biškį. Aš jūs pažadinsiu. Jums kada į darbą? 8. 8. Gal po to pamiegosiu. Mainamas jums parodysiu, kokių turiu daiktų gražių namie. Gerai, fantastika, labai gražu. Jūs čia palaukit, čia neikit į virtuvę, neikit. Oi, kas čia? Labas vakaras. Svečių turite, ne? Atvažiavo. Kaimynas mano yra. Patvarkiau tenai, žinokit, kur prašėt skladuko generatorių. Tai ten nieko, ten viską. Kamerą žmonės filmuoti atvažiavo. Parodykit, kaip žmonės ant kaimo darbo neturi. Nėr ką veiklą, žinokit, kaime. Juoda burnis. Fantastika. Ai, oi. Taip ir da atsiranda draugystė. Tokia čia nusitė hudikų. Eina prie mano daiktų kokius. Daiktus. Sėskit čia, korespondentas plakit, aš jums kibirę, užsidėktų, kaip tu vaikštai. Sėskit, tas išmata. Sėskit, parodysiu, kokie daiktai supa mane mano gyvenime būti. Tai čia pakelsiu tau, kur prašau. Valgykit. Pakalkite, budulis. Labai skaitau daug, labai skaitau, mano žurnalai mėgstamiausi. Oi, koks simpatiškas vaikiukas. Simpatiškas vaikas. Fantastika. Nusipirkau labai brangaus šampūno. Xanaxo šampūnas. Fantastika. Ne, jūs tikrai durnius, jei buvo.
Va, o čia yra mano šunio maistas. Bet žinot, anas toks yra keistas šuo, kad valgo kačių maistą, įsivaizduoju. Siaubas. Siaubinis. Katino maistą valgo šuo. Nu. Tai, kuris duosi pavalgyti, guli. Kivi. Šuniau. Anksčiau buvo vilkinis šunis. Kur jūs esat kamera? Palaikykite šunį mano. Neapdarys? Nu ką, neapdarys pakakoja. Pala, kur tu bėgi, šuniukas mane pabėga. Fu ant tavęs. A gal norit pažiūrėti, koks pas mane yra katilinė? Eime visi. O kada čia rodys per televizorių? O, Slovakas, a? Žmogus. Silpnas žmogus, a ne? Gaunasi. Man parodysiu, čia mano apsiraminimo yra kambarėlis. Čia tokia vieta, kur laidas yra, bet čia 360 vatų. Tai aš kai nervas pagauna, tai atsipalaiduoju, vat kišu pirštus. Ko tu čia lauki, reik dirbti viršų. Kas jūs būsite, ponas? Ne, televizija, laida, nuoja tavo stilius. Kokia televizija? A jūs gavot mano leidimą čia filmuoti? Taigi mes čia filmuojam visą vakarą. Ko taip yra, aš pirmą kartą jums gyvenimą matau. Jūs negavot leidimą čia filmuoti, aš jums sakau, nors iš mano namų. Išjung kameras, sabakos tu. Aš tau parodysiu, neturite teisės. Filadelfijus, jūs tendencingai pateikėte faktus ir darote jums naudingas išvadas. Tai jūs, gerbiamas šaumėnė, su savo šutve iškraipote šlovingą, tai yra sovietinė praeitį su savo kronikom. Budulis. Ar nenorėtumėt, Budulis, pasižiūrėti Tarybų Lietuvos kronikų? Aišku, noriu. Tarybiniais laikais gerai buvo. Visi visko turėjo, rydiena nerūpėjo. Nu. Tarybų šalyje išlaikyti teises lengva kaip 2 pirštus apsisioti. Štai vairavimo mokyklos kiemas. Po vairavimo pamokos įspūdžiais dalinasi būsimieji šoferiai. Išmokau skirti raudoną nuo žalios, giriasi Artūras Plokšto. O aš su džipu partrenkiau babutę, porina grūinius. O aš girtas ant prakosų variau, šypsosi Aleksei. Šaunuoliai, dabar jums bus įteikti šoferio pažymėjimai. Džiaugsmingai prie vartų sėda vakarykščiai pėstieji ir pirminį savo pirmąją savistovę kelionę. Sveikinam, tik nepamiršk ranką į kamerą pamoti, o tai lagerį supūdysiu. Na va, maladėts. Rai, vudin. Ir Lietuvos SSR kartais atskrenda lėktuvai. Kas geležinis paukštis žarnuose, kraipo galvas vietiniai gyventojai litovcai. Tavarišės į tavariščiai. Prašom šiltai sutikti pasaulio bušido nugalėtoją, Mardabojaus meistrą, geležinį kuloką Olegą Šociką. Молодец, Олег! Дай им всем по морде! Подыха! Бей жидов, спасай Россию! Тьфу, литовскую СССР! Журналу «Пабайга». Matot, kaip viskas paprasta. Sumontuoju kaip nori, uždėdė reikalingą tekstą. Jūs, žiūrovai, turbūt matot, kad viskas buvo ant rimto. Visai kaip reklamoje. Vat jūs, Filadelfijus, sakot faktai. Taip, faktai. Faktų galima prisirankioti ir internete. Kur kas svarbiau, kaip tu juos pateikiai ir interpretuoji. Be to, aš taip myliu faktus, kad netrukus užsidėsiu baltą uniformą prieš juos skaitydamas. Buduli, kepurė. Ne šitą. O, ačiū. Na, o dabar, kur buvę, kur nebuvę, pasaulio margumynai. Pasitrauk, žurnalistas. Ir kągi tokio įdomaus į savo dienoraštį užsirašė prezidentas Valdas Adamkus. Mielas dienoraštį. Dar liko metai prezidentauti. Bet kas bus po manęs, goddamn. Nevertas nei vienas. Tas išduos, tas parduos. Son of the bitch. Donnerwetter. Matyt, man teks dar aukotis dėl Lietuvos. Kaži tik, ar patempsiu? Jadrenį fenį. O štai ką jis prirašinėjo Pentagone. Aš, Valdas Adamkus, Lietuvos prezidentas, laiduoju už Joną Kronkaitį kaip žmogų tinkamą Pentagonui, jei išvis iš Lietuvos kariuomenės už politikavimą. Kubos socialdemokratas Fidelis Castrosas atsivertė, grąžino Havanos tikintiesiems arkikatedrą baziliką ir pagaliau tapo kunigu. Dabar ką tik nori peržegnos. Kadangi prezidentas Valdas moka šnekėti amerikoniškai, jis be didelio vargo surado bendrą kalbą su Amerikos prezidentu Džordžu Bušu. Sorry, my English is poor. Да, понимаю.
I'll try to learn it. You're not smart, Valdas, but you work hard. Savo ekranuose matote Kauno zoologijos sodo bezdudžionių vadėjimą rezgančią baisias pinklės prieš sodo administraciją, kuri ketina po truputį išparduoti zoosodą žemę užsienio bezdudžionėms. Va taip neparduosime žemės užsieniečiams. Prezidentas Valdas pas save įdarbino naująjį patarėją. Patarėjas mano, va žydelis. Tai kažer neapsuks. Jo. Irane taip pat švenčiamos užgavėnės. Islamo barzdukai ne ką prašiau už mus moka deginti savo amerikoniškai žydišką morę. Žinot, kad be baltų haliucinogeninių arklių būna dar ir baisesnių dalykų. Bandymais nustatyta, kad be paliovos girtaujant 1000 dienų žmonėms ima sapnuotis baltos katės. Ir ne bet kokios, o mokančios plaukti. Artėjant šventoms Velykoms, Lietuvos katalikų bažnyčios generalinio štabo karininkai įsakė dažyti ne tik kiaušinius, bet ir 3 kryžius. Amen. O štabo viršininkas pasidabino nauja Gavrošo kepka. Tai tiek pasaulio margumynų. Palaukit, neišjunkit manęs. Ei, alio. Kapitonas Algirdas, jūs taip ciniškai pateikite faktus, kad mūsų žiūrovams net nejauku darosi dėl to, kaip prašo mūsų spauda, jie net užsitraukė savo užuolaidas. Žiūrovas žiūrovui nelygu. Vienas juokiasi, kitas, žiūrėk, verkia. Verkia. Žiūrovai visada verkia tik Bijūnų gatvėje. Ten, kur ašaros, ten jausmai, o ten, kur jausmai, ten visada atsiranda Filadelfijus. Labas vakaras, gerbėmieji. Kiekvienas iš mūsų gyvenime yra patyręs daugybę praradimų. Pametę savo artimą tėvą, brolį, katę, šuniuką. Tačiau tam esame mes, televizija, kad atstatytume šitą neteisybę, atrastume visus galus, juos pato vėl sukištume, vėl atrastume ir vėl galutinai paskandintume. Šiandieną, gerbėmieji, pabandysime statyti vieną istorinį teisingumą. Aš bėgu, kad taip skambina čia. Labas vakaras. Labas vakaras. Televizija. Nu, taip. Malonu. Jūs kvietėt? Nekvietėmės jokios televizijos. Gal apsiriko čia. Baigit kišti šitą savo gėlę maniekės. Mes pas Boleslavą Ramanauską. Tai taip iš karto reikėjo sakyti. Pas Boleslavą dabar nelaimė baisi labai yra. Prašom, užeikit, drąsiausiai. Balė pas tave. Prašom, čia nais, į šitą kambarį, prašau. Sidaro. Prašom, čia. Prašom. Labas vakaras. Tai kokias bėdas prispyrė. Kas nutiko? Labas vakaras. Labas. Prispyrė bėdas sūnus. Tai kaip ten buvo, pasakokit? Negaunasi žmogus. Paklausykit mane, mane per galvą. Aš irgi perukas pas manęs čia yra. Prieš savaitę laiko patrinkit mane. Oi, kaip gerai. Jisai anas labai blogai elgėsi, gaidžiukas. Ir aš eina pradėjau bart, subariau. Ir susibarėm, ir susimušam. Ir tas pabėga, jisai dabar visą savaitę namie nesirodo, aš nežinau, ką daryti, aš visas ašaras išverkiu, ką man daryti, dabar aš nežinau. Kas klausinėt mane, kaip įdrastas kažkoks tai. Aš jūs godžiu. Tai paklausykit dar tada. Aš žurnalistas jam pasakysiu, kad tas jam sūnus kaip šūnį 5 koja, kol dviese gyvenom, viskas ramu buvo. Dabar visas dėmesys tam sūnui, nu. Čia mano pagalbininkas geras, aš vadinu Vladislavas Ramanauskas. Labai geras žmogus, iš akių matosi. Jis man ant ūkio padeda, iškalbė kartais. O sakykit, tai kaip jūs dar sūnų savo mylit? Ar mylit? Taip. Ar norėtumėt su juo vėl susitikti? Taip. Ar nebebūšit jo? Nežinau, bet... Tai žinokit, mes turim jų siurprizą. Taip. Mes radom jūsų sūnų. Čia man paisat niekalus. Ant rimta? Taip. Tai žiūrėkit į objektyvą. Nėra ten jo. Labas vakaras. Tai kaip gyvenat? Nu tai nieko, į aukštį erdvė, čia biblioteka, čia vietoj tualetas. Ar žinot, iš kur mes?
Nu jaučiu. Ar žinot, nuo ko šitos gėlytės? Taigi, iš striptizo klubo tos gražiosios. Oi, ne dievulio, taigi nuo jūsų tėvelio. Tėvelio atsirado. Jis sakė, jūsų nebemuš. Nebemuš. Tai atleidžia. Atleidžiu. Tai eina, prašom. Atleidžiu. Prašom, pasėdi jūsų tėvelis. Va, dabar galit. Džiaugiuosi už jūs abudu. Labai gerai, nesusiverkime. Reikia paverkti, nes nereikia, kai užaugę. Įsiverkit. Kai žmogus mato, kad kažkiek suverkia per televizorių ir visi kiti pradeda verkti. Tai štai gerai, matome, kaip liūdnai ir skausmingai baigėsi mūsų herojų istorija. Tačiau susimastame, bet vienas iš mūsų, kaip taigi herojai gyvena toliau po dienos, po 2 ar po savaitės. Duok bučiuką. Eik tu švilti. Duok bučiuką vieną. Imk. Nieko nedirb. Duokit pinigų, atnešiu dar. Tu benkartas! Kas tu čia dabar tau atrodo? Sėdi su tavim, ką tu pinigų iš manęs? Aš jau užrakinsiu vėl! Užrakinsiu, tu benkartas! Vėl rakinas. Pipukas kažkoks tai, geria už 3 burnas ir dar burnojasi. Oi, bėda, kaip gyvenimas sunkus. Kas nutiko, kapitonė Algirdai? Budulis. Ką budulis? Aš jau 17 minučių kaip nemačiau budulio. Matai, Filadelfijos šaumenas, o kokie tikri jausmai. O tu, žurnalistas, durnelis, tau tik į dušę įlys. Nefilmuok, reklama. Liūdna. Labai liūdna, merginos. Bet dabar aš turiu pristatyti rubriką, kurios vien pavadinimas kelia siaubą. O gal leistumėte man pristatyti? O tu ar moki susireikšti Taip. ir kalbėti grėsmingu balsu? Tada varyk, nes man liūdus nesiverčia. Ačiū. Gerai. Tai, ką pamatysite šiandien, neišgalvota istorija. Ar gerai? Gal truputį dar grėsmingiau. Gerai. Tai, ką pamatysite per likusias 6 minutės, nėra skirtas silpnų nervų žiūrovams ir vaikams iki 3 metų. Vienu žodžiu, komisarai. Ačiū už sutiktą žodį. Dėkojame. Vėl nedžiugina mūsų kruvinoji suvestinė. Raudonas gaidys vėl pastebėtas Trobesių dzūkiškių kaime pas Girtą R. Šapauską. Katras girtavo lovą ir su savo sugyventinė žaidė daktarus. Taip pat nedžiugina faktai, kad žmonės kaime vėl girtauja su savo šeimos nariai. Taip pat nedžiugina ir seksualinis priekabiavimas prie mažamečių vaikų ir ištvirkavimas lovose. Tai buvo pagautas už rankos Algirdas R. Vilniaus rajone, įvykinis tyriamas. Kągi, Zarasų rajone ėjo be atšvaitų, vesdamas iš šalia savęs dviratį, neblaiva RP buvo patrenkta be šviesų važiavusio Opelio Skoda. Ir įdomiausia nutikimas įvyko Šiaulių rajone, įvyko country muzikos festivalis, kur akusinės traumas gavo 200 žmonių, 15 iš jų žuvo, sulaikytas iš Pampės čigonų tautybės Stakėnas atsisako duoti parodymus. Stop. Čia neorbitau, kokia tai ašarų pakalnė. Aš irgi taip manau. Ir man taip atrodo. Laida turi baigtis linksmai. Ir su daina. Užteks to šaravimų ir jausmingų nesąmonių, kurios atseit kelia žmonių dvasingumą. Bet juk tai neobjektyvu. Tylėk, leliukas. Klausau. Ačiū, budulis. Taigi, šitaip susiklošius aplinkybėms pristatau jums naują dainą, šlovinančią sunkų ir pavojingą patrulių ir komisarų darbą. Premjera. Padėti žmonėms, nebereikala mumis vadina angelų sargas diena. Mes ir esam tie angelai sargai, kurie žmonės apsaugo. Jis psichas yra. Man atrodo, tai bus
Avarija! Negali būti! Tuoj bus avarija! Kodėl? Man taip atrodo! Ai, Atėjo pavasaris ir vėl sniegas jums tirpt. Jau greitai pražys gėlės, bet mums vis tiek teks sėdėt. Mes bebaimiai pareigūnai, mums nebaisus tarnybos vargai. Mes įstatymo galiūnai ir visuomenės angelai sargai. Ir vėl čia zeto dėtuvė, šalčių viską pilna apkaba. Kaip ir vakar dūmai spjaudo, mylima mašina su priklausoma galinė pakaba. Čia blinkšt, jadrėni fėni. Bet kai staiga pamiršai, kas toks esi, iš kur atėjai, aš tau priminsiu, kad mes su tavim angelai sargai. Ką tu te aiškini man? Jie mane gaudo, kai te dabar išeina, reikia šokt, kol nevėlu. Pirmo 9 aukštų namo, o tai treniruotės davė savo. Nu ką, pagaukit. Panulis, panuliu! Klausyk, atsitrauk nuo mūsų mašinos! Pagaukit! Bijau aukščiau. Gal grįžtam klausyk į budėjimą. Ashes, dust to dust, jie blinkšt, jadrėni fėni. Pirmas klausimas, kas parašė žodžius ir muziką? Atsakau, muzika ir... Palaukite, kas čia pres konferencija ar kas? Daugiau jokių klausimų, jokių atsakymų, laida baigta. Upytas?